Taigi, norėčiau pradėti savo prezentaciją iš tokio faktorio, kad pirmiausia taip, miesto ir gamtos darna, ar tai įmanoma? Toks retorinis, aišku, klausimas, bet jūs galite savo atsisakyti, ar tai įmanoma, ar žmogus ir gamta gali būti suderinama, ar miestas gali būti suderinamas su gamta. Kiekvienas turėtų savo atsakyti į šitą klausimą, bet kaip pavyzdį aš pasirinkau pristatyti jums vieną iš projektų, kurį gyvenime teko padaryti, daugiau net ne projekto, o viziją, kurią atlikau per stažuotę savo Islandijos universitete ir apie Vastmiri teritorijos integraciją į patį miestą. Ir klausimas buvo, kodėl būtent šitą projektą pasirinkau, nes buvo visuomenės ir savivaldybės reikalavimai truputėlį kitokie negu įprasta. Tai gal pirmiausia reikia apibūdinti. Tai kas ta Vastmiri teritorija, tai jeigu galite, jinai yra išdidinta iš šitos vietos, tai pati teritorija tai yra Reikjaviko oro uostas, kuris beveik jau dabar nenaudojamas, bet jis yra pačiam centre. Ir ta teritorija, o visas centras yra aplinkui įsidėstęs. Vyriausybės, prezidento rūmai. Ir kaip jūs, man atrodo, suprantate, jeigu tai yra oro uostas, tai ta teritorija iškrenta iš to miesto naudojimas. Ta teritorija tampa nenaudojama, nors jinai pati centre yra. Tai reiškia, visi ir verslo interesai, ir visuomenė nori, kad ta teritorija būtų kažkaip prijungta, kažkaip integruota į miestą. Ir va čia ir tas paveikslėlis, bet tuo pačiu yra ir pliusai tos teritorijos. O yra pliusai. Pirmiausia, jeigu jūs suprantate, kad toje teritorijoje galima, jeigu nėra pastatų, nėra didelės infrastruktūros, tai galima išsaugoti tam tikrus gamtinius dalykus. Tai pavyzdžiui, yra labai keistas dalykas, kad va šitoje vietoje, kur yra realiai oro uosto teritorija, yra saugoma teritorija įkurta, draustinis, šlapynė. Ir kodėl jinai būtent išliko, būtent dėl to, kad ten nėra to oro uosto teritorijoje. Kitas dalykas, tai natūralus krantas, kuris irgi savotiškai yra labai svarbus, nes Reikjaviko aglomeracijoje, taip jie vadina, nors tą aglomeraciją jūs jau suprantate, kad tik pačiam Reikjavike gyvena tik apie 180 000 žmonių, žodžiu, toje aglomeracijoje tai vienintelis vieta, kur išlikęs tas natūralus krantas. Ir kas toliau? Tai savivaldybės pageidavimai buvo labai tokie keisti, kad jie norėjo, kad tas pats, kuris dabar yra tas kraštovaizdžio kompleksiškumas toje, kad gamta suderinama su kažkokiu žmonėms reikalinga funkcija, kad tas suderinimas ir toliau liktų. Ir toliau reikia būtinai, kaip kalbėjau, kad reikia būtinai pritaikyti šią teritoriją miesto reikmėms. Paskui, kad būtent reikia integruoti susisiekimą, bet išspręsti taip, kad nepakenktų gamtai. Ta infrastruktūra, pati transporto. Ir po to, aišku, pakalbėsime, kaip siūlymai buvo padaryti, būtent išsprendžiant šitą problemą. Ir toliau buvo labai didelė problema pas juos, man atrodo, ir daugelį pasaulio miestų yra, kad žalieji plotai taip yra, bet į tuos žaliusius plotus nenori žmogus eiti. Jam nereikia jo. Jam, jūs, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, būtų kokie 4 Vingio parkai, į kurį nieks neina, niekam nereikalinga. Yra takeliai nutiesti, viskas. Ir klausimas, kodėl? Kodėl taip atsitinka? Ir jų prašymas buvo toks, kad toj teritorijai atsirastų, išliktų kažkiek tos žaliosios gamtos, ar parko pavidalu, ir kad kaip nors būtų palengvintas pasiekimas tų teritorijų, tų parkų. Ir taip pat labai svarbus dalykas, ką jie norėjo, tai kad būtų susisiekimas tarp dviejų, grįžtume atgal, tarp centro ir šito iškišlio ir Kopėvėgur rajono. Kodėl būtent taip? Nes žinote, valdininkams matyti į oro uostą, kuris yra apačioje, keliauti 1 valandą per visus kamščius, tai gan sudėtinga. O jeigu nutiesi šitą tiltą, tai apvažiuoji visą beveik miestą. Tai jų pageidavimai tokie buvo. Ir pirmiausia, aišku, Kaip reikėjo suprasti, man atrodo, kalbės čia kita pranešėja ir pranešėjas, kaip tą visuomenės nuomonę.
kodėl jinai svarbi ta visuomenės nuomonė. Tai man rodo, kad visi suprantate, kad iš niekur ta idėja, kad reikia keisti kažką toj teritorijoje, neatėjo. Viskas dažniausiai kyla iš apačios, būtent iš žmonių ateina ta nuomonė. Ir jeigu ta nuomonė įsitvirtina, tai, pavyzdžiui, savivaldybės žmonės, vyriausybė organizuoja kažkokius pasitarimus ar apklausas ir aiškinasi, ką toliau daryti. Ir kaip šituo atveju buvo toks atvejis, kad 49% Reikjaviko gyventojų teigia, kad būtent tą oro uostą reikia iškelti. Ir priežasčių buvo labai daug. Pavyzdžiui, priežastis buvo tokia, kad beveik nėra jokių skrydžių, niekam mums nereikia jo. Kitiems buvo, pavyzdžiui, kad man kaip lėktuvas leidžiasi, man visą laiką klausytis reikia. Dar priežasčiai buvo, kad, pavyzdžiui, kaip aš atvažiuoju į centrą, tai nepanašu į europietišką centrą, nes yra kažkoks vos ne oro uostas tiesiai prie mano, žodžiu, pačiam centre, kur vienoj pusėje oro uostas, kitoj pusėje vyriausybė. Nu, tai jau juokinga, aišku. 43% pasakė, na taip, reikia, bet, nu, dar pabūtas oro uostas, mums patogu, gal, nu, po kol kas tegul pabūna, dar nieko nekeičiam. Tas vadinamas konservatyvus požiūris visuomenėje. Kaip man atrodo ir dabar Lietuvoje, bet kokį klausimą uždavus, man atrodo, yra toks pasiskirstimas iš karto visuomenė. Yra kažkokie konservatoriai, kad nieko mums nereikia, mums viskas gerai, bet galbūt ateityje. O kiti iš karto, kurie sako, o taip, reikia bandyti, nes nesvarbu, net nepagalvoja, ar to reikia, ar to nereikia, ar specialistai patarė tai, ar ne. Ir tai šitokių žmonių 43% sakė, kad nu taip, iki 2025 reikėtų kaip nors tą jau iškelti. Bet bendras pagrindinis atsakymas buvo toks, kad 26% sakė, nu taip, reikės kažkada iškelti, jau negerai ta teritorija būtent mieste. Ir tokių teritorijų, kaip nebūtų keista, dar pasaulyje, didžiosiuose miestuose pasaulyje yra gan daug, tokių, kurios neišnaudojamos pilnai. Ir pradedant projektuoti, aišku, reikia, numatant, reikia atsižvelgti ir į gamtinės sąlygas. Ir pirmą gal paklausiu iš jūsų, kokias jūs galvojate minusai yra automatiškai pritaikant pastatus, pritaikant pačią tą struktūrą, rajono sistemą prie gamtinių sąlygų? Kokie gali būti, pavyzdžiui, Islandijoje, kokie minusai jums iš karto taip krenta į galvą? Tokia fiks idėja, kaip sakoma, kas gali pakenkti, į ką reikia atsižvelgti būtinai? Ledynus, ledynų dar ten nėra, pabandykit, profesoriu tai padėkit, jau. Užterštumas. Krituliai kokie? Krituliai, pirmas pusės, taip. Kas dar? Kas? Rūkas, gerai, rūkas, kas dar? Pabandysim kiekvieną, kas? Gruntas. Gruntas, gruntas tai kuo stabilesnis, to geriau, man atrodo, juk visi nesuprantame. Reljefas turbūt. Reljefas, šituo metu reljefas ten buvo visiškai žemuma ir šalia yra kalnas, kuris yra saugomas irgi pas juos, nes vienintelis matyti Islandijoje miškas, kuris miškas iki kaklo mūsų. Tai čia kaip iš tikro taip ir yra ir jie nežino, kaip tą mišką išnaudoti. Tai pirmiausia, jūs neatsakėt pagrindinių. Kintantis klimatas, anais gal? Ne, vėjas. Visą laik vėjas, labai uraganinė, vidutinis kažkur būna, kažkur 10 metrų per sekundę, visą laik. Ir kaip jūroje pati, kaip vandeninė Vidurio kalnagūbryje yra ta sala, tai iš karto kaip jūrinis klimatas automatiškai labai didelis vėjas. Ir visą laik reikia, visi pastatai bandome atsižvelgti pirmą į tai. Ir ką dar? Aš jau kaip pirmas toks dalykas, kad Reikjavikas pats šiauriausia pasaulio sostinė ir labai tas svarbus, tas stiprus vėjai, kad turi atsižvelgti, kaip projektuoji, kad to įsibėgėjimo pačio vėjo nebūtų. Tai man atrodo, suprantate, kad pavyzdžiui, iš karto, kodėl žmonės nori, kad tą oro uostą uždaryti, kurie šalia turi namus privačius. Pirma problema, kad kaip atvira erdvė, nieks to vėjo nesustabdo. Tai yra įsibėgėjimas visą laiką to vėjo vyksta. Ir labai stiprus vėjas tampa. Net ir Lietuvoje, jeigu labai, pavyzdžiui, tiesi gatvė, ypač tiesi gatvė ir pagal vyraujančius vėjų kryptį, tai kas iš karto būna, iš karto labai eini ir tiesiog didelis tas vėjas. Tik užsuki į kraštą, į kitą gatvelę ir baigtas vėjo nėra. Kodėl? Būtent dėl to, kad yra atvira, pailga erdvė, kurią turi būti, jinai turi būti būtinai suskaidyta, kažkaip apribota.
Krituliai jau paminėjo kažkas. Krituliai, aišku, turime atsižvelgti į tai, kad Islandijoje labai daug kritulių būtent pajūryje iškrenta ir problema yra susidaro, kad negalime daryti beveik plokščiųjų tų stogų. Pageidautume, jeigu arba turi būti apskaičiuoti taip, kad atlaikyti tos kritulių kiekį. Temperatūra. Keista yra tai, kad pavyzdžiui, pačioje Islandijoje visi pastatai yra visus metus šildomi. Gali kiek nori, tada atsisukti ir be jokių problemų. Kodėl tai mums duoda, ką tai mums duoda? Tai reiškia, turime mes palaikyti tokius pastatus, sukurti, kad kuo mažiau tos šilumos išnaudoti automatiškai ir antras dalykas, kad jų kažkas neatšaldytų. Tai pavyzdžiui, vėjas, tai jeigu pučia pritiesiai į tą namą visą laiką, tai jis šaldo ar šildo, tai atsakymas jau jums. Ir labai svarbus šviesos trūkumas. Net ir Lietuvoje. Šviesos trūkumas, pavyzdžiui, žiemą. Nestatysime mes lango, nedarysime langų, nedarysime pastatų, fasadų tiesiai į ten, kur niekada saulė nebūna. O Islandijai, pavyzdžiui, saulė būna šiaurietiškose tose platumose. Saulė būna, pavyzdžiui, žiemą 2 valandas. Valandą 2. Ir tai yra labai reikia saugoti tą, kad pamatyti tą saulę. Tai kiekvienas žmogus, kiekvienas pastatas labai bandoma orientuoti būtent į tai, kad visas vaizdas, visas tas atvaizdas būtų būtent į saulę, kad visą laiką per langus tu galėtum pamatyti nors truputėlį tos saulės, kuri tau būtinai. Ir man atrodo, kad jūs suprantate, jeigu jūs saulės visiškai nematysite, tai psichologiškai jums nelabai gal pripratimas tas arktinės nakties. Ir pavyzdžiui, man labai, nukrypsiu vėl nuo temos gal, pavyzdys buvo, kaip atvažiavo kiti žmonės iš Austrijos irgi būtent žiemai stažuotei ir jie pagyveno 2 savaitės. 2 savaitės ir sakė, man viskas. Aš sako, nusipirkau bilietą, viskas, aš negaliu gyventi. Sakome, kodėl, kas yra, kokios problemos pas tave, kas? Sako, aš tu gyvenu tokiam kambarį, kur vis laik tamsu, niekada nieko, viskas. Važiavam, iš tikro, niekada saulės nebūna tam kambarį, niekada. Žodžiu, tik kada vasara, tai aišku, ten būna, nes arktinė diena būna. Tai buvo kitas dalykas iš karto, kaip išspręsta šitą problemą psichologinę, kad reikėjo surasti pastatą, butą, kur galima buvo gyventi, žiūrint į saulę, kad visai tos saulės būtų. Ir ta problema buvo labai kažkaip greitai išspręsta ir aišku, dirbtiniai tie dalykai šviesos šaltiniai. Tai su tokiam problemom, aišku, susiduria tose šiaurinėse platumose, projektuojant, galvojant, koks tas miestas, koks tas rajonas turi būti. Ir taip pat labai svarbu atsižvelgti, kaip visuomenė ir žmonės žiūri į saugotinas vertybės. Tas saugotinas vertybės tai yra toks labai toks skystas, kaip sakoma, terminas. Kas tai yra? Galime pažiūrėti, kad tai yra gal kokie architektūriniai, istoriniai. Galime gal žiūrėti tai, kad tai yra kažkokie gamtiniai šaltiniai. Tai pavyzdžiui, šitoje vietoje buvo tie pagrindiniai, tai kaip sakiau, šlapynė, kuri buvo kaip saugoma teritorija, natūrali kranto linija ir tie būtent tas miškas vienintelis, tas Ösklidid. Ir kur, tai jie norėjo būtent tą jau išsaugoti. Kas toliau? Jeigu pereinat prie istorinių architektūrinių liekanų, tai mums sunku suprasti, man atrodo, ir projektuotojams, kaip aš žiūrėjau, kaip architektai mūsų dalyvauja kitose užsienio šalyse, visokiuose konkursuose, savo projektus siūlo. Ir kartais susiduri su tokiu dalyku, kad lietuvis, ir nesvarbu, europietis, ar kartais nesupranta to šalies būtent specifikos. Ir pavyzdžiui, kad jeigu pas mus ten ferma kažkokia buvo, jinai sugriuvo, 100 metų ten liko liekaldos, kažkas užpūstė, tai mums nesvarbu ir nieko, mes ten galim vėl savo sodybą, kaip sakoma, pasistatyti. Bet Islandijai, pavyzdžiui, tų fermų beveik nebuvo. Tai jie, jeigu virš 100 metų kažkoks griuvėsis, iš karto jau yra saugotina. Turime išsaugoti ir kitaip negalim daryti. Ir pavyzdžiui, tuo pačiu metu dar kita komanda architektų šiaip jau dalyvavo iš Lietuvos tam konkurse ir iš karto, čia nereikia, čia pastatą statysime, viskas, ir iš karto buvo net iš to konkurso parašyta, neatitiko reikalavimų, viskas. Tai yra normalu, tai reikia suprasti to šalies kultūrinį tokį ir istorinį paveldą, reikia tą suprasti mintims. Kitas dalykas, aišku, jie pageidavo, kad tas oro uostas, nors atmintyje žmonių kažkaip išliktų, kažkoks simbolis ar kažkas būtų galvoje.
Tai jie pasiūlė, gal kaip nors galima integruoti tuos vadinamus oro uosto likučius. Ten buvo pirmoji ten jų aviacijos istorijos dalis. Nu, tai kur pirmieji lėktuvai ir viskas. Nu. Tai sprendžiant šitą problemą, aišku, labai svarbu suprasti aplinkos būklę ir pačią reljefą. Nes, nu, jeigu mes norime, kad šviesos visi gautų, tai mes turim kažkaip atkreipti į tą, kad šią šviesą vis laik kristų į tuos namus, kaip mums nukreipti. Tai pirmiausia, aptariant šitą problemą, tai aišku, kad čia yra lyguma ir va čia yra kalnas ir čia yra pietus. Tai reiškia, visą laiką iš šitos pusės vyraujantis vėjai, pirma problema. Ir antras, visą laiką vyrauja, visą laiką yra iš pietų, juk aišku, saulė. Ir į tai reikėjo atsižvelgti. Bet, kaip visose planuose, man atrodo ir Lietuvoje, jeigu rajono kažką darai, kažko užsiminėjai, tai iš karto yra sako, va šitos teritorijos tu negali daryti, rušinti, šitos teritorijos irgi negali rušinti, nes mes jau padarėm planą, va šitos jau yra privatus kažkoks žmogus, kuris jau padarė. Ir tu turi sugalvoti, kaip integruoti tą, kas jau yra padaryta kažkieno kitų žmonių. Tai šiuo atveju buvo toks dalykas, kad jie norėjo, jį suplanavę šiaurinėje taip pat, šiaurinėje dalyje būtent va šitoje vietoje ligoninę nacionalinę ir teko šitos pastatus, aišku, integruoti. Ir kitas dalykas, jie pageidavimuose turėjo tokią mintį. Jeigu visi didieji miestai Skandinavijos, ten Gioteburgas, Malmė ar ten Stokholmas, gali būti, tikrai pasaulio lygio miestai, sakykime, nors regioninių lyderiai. Tai kas juos skatina? Tai pirma ekonomika ir kas žinios. Reiškia, jie nusprendė, sakė, mums reikia universiteto dar vieno. Ir iš tikro pinigai buvo išskirti ir viskas, ir šiaip jau yra pradėtas net ir šitoje vietoje ir statybos, to vadinamo Reikjaviko privataus universiteto, tai ten per pusę šiaip jau yra privatus kapitalas ir vėl ta pati problema, vėl ta pati, kad reikia integruoti į šitą projektą, šitą jau padarytą projektą. Ir kas šitame projekte dar buvo labai svarbu, kad jie paminėjo, kad jie pageidauja, kad jau gyvenamieji pastatai jau atsirastų pačiam tam kalne, kaip nors pradėti į tą mišką, kad tas miškas jau nebūtų visiškai tankymė, kuri išmesta iš miesto kilimo, o kažkaip būtų, kad panaudotas ta vieta. Kaip sakoma, visur svarbu panaudojimas, net ir, pavyzdžiui, su Kuršių nerija. Aš būsiu labai, gal manęs nesupras, bet kaip mes saugome kaip šventą karvę tą visą neringą, kad tai yra šventa karvė, kurios negalima niekur pajudinti, nei gamtos, nieko nepadaryti. Tai yra iš tikrųjų neteisybė, nes pavyzdžiui prieš tai tarpukariu, tai ten puikiai stovėjo ir 4 aukštų namai, ir 3 aukštų namai, ir vilos, ir viešbučiai, ir jokių problemų dėl to mes nematėme, nebuvo tokių problemų, niekas negalvojo. Ir kad jų neleisti atstatyti, arba kažkaip, kad mums, jeigu ten kokia popa pajudės į kraštą, mes jau tada tos teritorijos irgi negalim naudoti, atleiskit, bet taip neturėtų būti. Turi gamta būti saugoma, bet iki sveiko proto, kaip sakoma, turi būti išlaikytas tas dalis žmogui, dalis gamtai. Turime tą kompleksą, tą išlaikyti visą laiką. Teisingai. Šaunu, tada kad nusitiko. Dėl to, kad iš tikrųjų daug labai ginčų vyksta ir su neringa, man pačiam teko projektuoti. Tai va, tai aš sakau, aš nesuprantu to. Nes čia yra kultūrinis, sukultūrintas, žmogaus sukurtas visas gamtovaizdis ir kraštovaizdis. Kiti kai masto, kad yra natūrali gamta, tai neturi... Aš galiu, profesoriau, savo pavyzdį pasakyti. Tai negalima, žmogus turi. Aš galiu savo pavyzdį, profesoriau, pasakyti. Į jūsų tą patį atsakymą. Aš klausiu visų žmonių, sakau, jums Lietuvos miškai natūralu, tai yra gamtiška, taip? Jums taip iš karto sakot, tai yra natūralu, taip? O galiu pasakyti, kad prieš 100 metų tų miškų nebuvo, viskas yra žmogaus pasodinta. Tai ką dabar mes vertiname, kur yra žmogaus sukurta, tai miškas tai yra žmogaus sukurtas, nes jį pasodino prieš 100 metų, suformavo, kaip ir Kuršių nerija. Visos pušelės yra suformuotos, jos pasodintas žmogus. Tai ką mes saugome? Ar tą, kaip sakome, natūralų, kurį mes įsivaizduojam kabutėse, aš taip užsakau, ar mes saugome tą, ką žmogus jau padarė? Tai reikia suprasti šitą. Labai esmingas klausimas yra. Kuo Lietuvos miškai, kaip mes visi čia, oi reikia saugoti Lietuvos miškus, oi panašiai.
tai irgi visą laiką tos miškus mes naudojame, mes jų turime juos ir naudoti. Nu kaip, visą laiką pakaita turi būti, visą laiką. Tai va, tai čia toks nukrypimas. Vėl atgal grįžtame į mano tą pranešimą. Ir kas buvo panaudota, ką pasiūlėme. Šiaip aš sakau, dar paminėsiu, kad dariau su Traus Valson, toks žmogus, profesorius, urbanistas. Jo požiūris buvo labai daugiau inžinierinis mano, kaip aš kaip geografas, tai daugiau toks, nu žinote, polėkis. Dar reikėjo, kai mes juokavome, sakėm, reikėjo menininko būtinai, kad žmogus sujungtų ir pamatytų tą. Bet, nu, kaip mums išėjo, taip išėjo, bet patį tą projektą, nu, pačią viziją, ką mes siūlėme, tai galime apkalbėti. Tai pirmiausia, aišku, norėjome sujungti žaliąją erdvę parkų, kuris nebūtų labai didelis, kad kiekvienas žmogus galėtų iš bet kurios pusės pasiekti būtent tą parką ir galėtų papietauti, pailsėti. Kitas dalykas, tai integruojant, aišku, tada ta šlapynė integruojasi, tada jungtis nuo valdžios to centro į naująjį verslo centrą, nes labai trūksta, Reikjavike dar iki šiol labai trūksta tų būtent verslo ir paslaugų centrų. Ir juos, pavyzdžiui, jeigu nereikėtų to daryti, kaip kuriuose miestuose daro, kad vienur pastato ten verslo kažkokį rajoną, kitur pastato tik gyvenamąją, kur tik miego žmonės, dar kitur pastato ten kažkokius visuomenės paskirties, ten tik, pavyzdžiui, valstybės ar savivaldybės visokios įstaigos. Ir daugiau nieks negyvena, nieko nedaro. Tai iš karto mes susidurėm su kokia problema, Vilnius, pavyzdžiui, tas pats. Tai žiūrėk, ryte visi iš miegamųjų rajonų, gražiai, tvarkingai, visa eilute, privačiais transportų, gražiai važiuojame į centrą dirbti. Nu ar ne taip yra? Nu taip. Klausimas, tada vakare baigėsi, suskamba ten tas skambutis, mums visi jau iš karto norim namo, važiuojam atgal į miegamuosius rajonus. Klausimas, ar yra perspektyva to vadinamo tik, ar, pavyzdžiui, gyvenamoji, ar tik bus ten verslo, ar tik bus visuomenės paskirties teritorijos. Nu, aišku, kad taip negali būti. Vis tiek tas mišinys kiekvienas turi, kaip sakoma, tas rajonas tampa kaip toks klasteris, kaip aš vadinu kartais, kuris turi teisę, galimybę išgyventi pats, apsitarnauti. Tai turi, reiškia, prie tavo namų būti parduotuvė. Tu turi gauti papildomas paslaugas. Tu, jeigu ten, pavyzdžiui, ten kokia įmonė, ten, nežinau, paslaugų, tai kodėl tu negali pėstute nueiti, jeigu stovės tau ten tas gyvenamasis ten, ar kažkas, arba ten net mišrų ten bus ten, ir kažkoks bus ten ofisai. Kodėl tu negali nueiti pėstute? Tada tas automobilis atkrenta iš to eismo, kurie važiuoja tiešiai į centrą. Tai va, vėl pavyzdys. Tai kiekvienas iš šitos lapų formos smulkių rajonėlių turėjo teritorijų, turi pagal užmanymą turėti būtent tokią, kad turi būti mišru ir kad turi, aišku, pramonės, nu jau čia suprantat, kad pramonės negali būti dėl to, kad sanitarija, kaip ir sakom, kalbėjom su profesoriu apie tai, bet turi būti tai, kad aptarnavimas, kad tavo ir darbas būtų, kad ne visų, aišku, bet daugelio darbas būtų prie pat, kad kiekvieno būtų žmogaus, kad jis galėtų nueiti ne su automobiliu, kaip nuvažiuoti ten kilometrai iki Akropolio, bet galėtų pats nueiti iki jo. Tai dėl to ir yra tokia sistema, kad aplink pagrindinį naująjį, kaip mes įvardiname, centrą ir įsikurtų. Kitas problemas, kaip su transportu? Kiekvienam žmogui labai svarbu transportas. Kaip atsimenate, buvo jų nuomonė, kad reikia būtinai kaip nors sujungti centrą, kad kuo greičiau galima būtų pasiekti Kopervigų rajoną. Ir buvo iš karto, aišku, čia yra tokia didelė 4 eilių gatvė, kurias nieks nesinaudoja, nes niekam jos nereikia. Tai tik nutiesta šiaip, kad sujungti nedidelį rajonėlį būtent čia. Ir klausimas, ir jungia būtent centrinius visus centrinį Reikjaviko rajoną. Ir tai buvo tik aišku iš karto top mintis, kad reikia pratęsti ir viskas, ir jokių problemų. Bet ką mes pasiekėme? Reiškia, mes iš šitos teritorijos ištraukėme visą eismą būtent į ten, į rajono šonus. Kas toliau? Mes netęsime labai didelių kelių, o bandome apsieiti priimdami tokius elementarius dalykus. Apmokestiname stovėjimą, žmogui suteikiame galimybę
žmogui suteikiam galimybę viską pasiekti pėstute ir nedaugiau kaip 500 metrų, o su dviračiu nedaugiau kaip kilometras. Viskas. Nes viskas yra prie pat. Viskas, ką tau reikia, kur tu dirbsi, kur apsipirksi, kur tu eisi pasivaikščioti. Jeigu tu nori pasivaikščioti, puiku, eini į šitą žalę erdvę ir eini tiesiai į centrą, pačio Reikjaviko, jeigu tu nori senai. Viską gali pėstute pasiekti. Pirmas problema. Antras dalykas. Tai sakau, tų automašinų įtaka, kad jų iš viso jos yra apmokestinimas tos stovėjimo vietos. Toliau, nedarome tų stovėjimų aikštelių, kurios jau pas mus labai populiaru. Jeigu visas tas, pavyzdžiui, centras yra pilnas stovėjimo aikštelių, tai gal galime mes padaryti jas už senamiesčio ribų, pavyzdžiui, padarom už senamiesčio ribų jas, pavyzdžiui, šituo atveju va šitame tilto pusėje ir nemokamas viešasis transportas. Tu atsisėdi ir davažiuoji iki savo darbo vietos, pavyzdžiui, arba iki centro. Reiškia, mes įsprendžiame elementarų dalyką. Elementarus dalykas taip. Jeigu mes esame, pažiūrėjau, užmiestį gyveni, tu atvažiuoji iki ten kažkokios aikštelės, pasistatai ir tave nuveža nemokamai, tai tu pasiskaičiuoji. Jeigu mane nemokamai nuveža, man automobilis stovi, dar jį gal pasaugo, tai klausimas yra, o man čia reikės mokėti, pavyzdžiui, sakykime, 30 litų, už tą, kad aš pasistatysiu. Tai ką aš pasirinksiu? Ar viešai transportą, ar nemokamą, būtent nemokamą. Nes, žinot, čia yra raktas, man atrodo, į viską. Nes kaip man labai patiko, kodėl Reikjaviko tas viešojo transporto sistema yra labai moderni, jie labai to giriasi, nėra jokių dizelinių, benzininių ar dujinių variklių, yra tik vandenilių varomi autobusai, daugiau nėra nei vieno kito. Ir principas buvo koks. Jie sako, mes išleidome viskas ir mėnesinius bilietus jie išleido. Ir tas mėnesinis bilietas, Lietuviui, aišku, šokiruojanti suma, 1100 litų. Aš manau, kad tai, kaip jų atlyginimais, tai nėra labai šokiruojantis, ta suma. Bet nieks nei vienas taip tušti autobusai ir važinėja. Tada jie nusprendė, pusę metų pavažinėja, nieks nevažiuoja, niekam neįdomu, po tos modernizacijos. Ką darom? Pabandom tokį eksperimentą padaryti. Studentams nemokamai, visiems, kurie dirba valstybinėse įstaigose nemokamai, ir pabandom, pažiūrim, koks čia eksperimentas vyks. Pilni autobusai. Nemokamas žodis, nemokamas, man atrodo, yra raktas į viskas. Kitas dalykas, kaip mes, aš grįšiu, kaip mes Vilniuje gal nelabai mokame spręsti problemas. Kaip čia, žinote, tramvajus, norime čia tramvajus, viskas panašiai. Tai gal mums nereikia to tramvajus, o gal padarykim kaip Bogotoj. Girdėt kas nors kaip Bogotoj padarytas, kaip viešasis transportas suformuotas viešojo transporto sistema būtent Bogotoj. Ar girdėt kas nors? Tai tikrai profesorius, aišku, žino, jau 100, net juokas ima. Bet ar girdėt, ne? Tai paprasčiausiai yra taip. Per vidurį, pas mus, kaip ir tramvajus norėjo, padarytos linijos, bet jos tik užasfaltuotos, palikta ta pati gatvė. Tik užbriežti šonuose linijos, kad negalima jokių būdų patekti arba net kai kur stulpelį sudėti. Ir tie vadinami autotramvajai padaryti. Tai yra sujungti 3 autobusai į vieną ar 2 autobusai, kiek reikia žmonėms vietos, čia nuo srautų priklauso. Ir tas viešasis transportas, tu sėdi jį, nuvažiuoji dvigubai greičiau negu su savo autotransportu, kuris tu sėdi tam kamštį ir žiūri, kaip pro tave pro šoną, taip lekia viskas, taip vienas paskui kitą tas autobusas. Tai klausimas, ką jūs naudosite tada, jeigu jums būtų, pavyzdžiui, galimybė ten iki kokio Akropolio nulėkti per kokias 5 minutės su tuo autobusu, 10. Ar iš čia, pavyzdžiui, iš šitos vietos. Ar jūs rinktumėte savo transportą, savo automašiniukę ir važiuotumėte iki to Akropolio per tos kamščius, pavyzdžiui, kaip būna po darbo penktadienį arba ketvirtadienį. Kaip jūs rinktumės? Aš manau, kad jūs pasirinktumėte vis tik kitaip važiuoti, taip? Kita problema, ką iš karto mes pasiūlėme, tai visur daug dviračių takų. Absoliučiai. Ir kodėl būtent dviračių takai turi būti atskirti nuo, arba nors šone padaryti, kad nebūtų susimaišymo su gatvėmis. Principas labai svarbus, kad žmogus, kuris važiuoja būtent gatvėje, jis nenori daugelis žmonių važiuoti būtent su dviračiu gatvėje, nes sako, man pavojinga. Gali bet kada mane numušti, gali bet kada ten kažkas atsitikti. O jeigu šalia bus, kaip sakoma, tiesioginė linija, kur tau nieks netrukdys keliauti per tokius, pavyzdžiui,
pavyzdys būtų Liubekas, pavyzdžiui, miestas Vokietijoje, kur yra visur tas dviračių sistema suformuota taip, kad visur tau niekur nereikia sustoti prie kažkokio šviesoforo, paspausti ten, kad tave praleistų ar dar, o visur yra tilteliai. Ir būtent tie vadinami dviračių takai. Beveik visi, kurie dirba centriniuose rajonuose, Liubeko arba į senamiestį važiuoja, kam nors reikia, visi naudojasi kuo? Dviračių. Visiems patogu tai. Kitas dalykas, lietuvis, kas jau pas mus irgi atėjo tas, kad pas mus sistema labai gražu, kad yra dviračio, aš labai pritariu tam, bet žinote, jeigu to dviračio tako nieks žiemą nevalo, tai susidaro tokia situacija, kad, atsiprašau, per sniegą, žinokite, sunku važiuoti arba per tą ledą, nieks nenori to dviračio naudotis. Kokios sprendimas, kodėl Reikjavike žmonės naudojasi dviračiais? Kas pasakys? Šildo. Paprasčiausia tą patį taką yra šildymas. O kodėl jie šildo? Dėl to, kad jie turi geoterminę energiją. O galvos sakyti, tai jeigu jie turi, tai Lietuvoje mes neturim, mes nieko negalim turėti, mums nereikia. Atleiskite, bet žinokite, man atrodo, daugelis turėtų žinoti, kad vakarų Lietuva, Suvalkija, galim gręžti savo gręžinius, traukti tą karštą vandenį ir pirmyn. Nemokama šiluma, mum. Nereikia nei... Brangi. Giliai. Žinote kaip pasakymą. Giliai tai giliai, bet žiūrėkit, jeigu mes įsigrėžėme ten kokiai... O čia patys trykšta. Ten praktiškai... Ne. Čia reikia labai svarbiai žinoti du skirtingus dalykus. Kas čia, kur patys trykšta ir kur ten. Yra tie vadinami aukštos temperatūriniai, kurie didžiulio slėgio, tai jų panaudoti negalima, nes dar nesugalvotas būdas, kaip jį tą vandenį paimti, ištraukti. Nes iš karto bet kokį vamzdį, kaip padėtum, iš karto sprogsta. Tai jie tai gali naudoti, vienintelis, kas visoje Islandijoje naudojama, tai vadinami tie mažo slėgio, tie nedideli, ne ypač karšti, tos visos versmės. Ir pas mus, jeigu mes išgręšim, pavyzdžiui, Klaipėdoj, padidinam dar tuo 1000 metrų, kaip sakoma, pabaigiam tą gręžtą, ne 1000, skaitim, 500 metrų reikia pagal skaičiavimus. Pagauname tą, nes dabar yra truputėlį per aukštai padarytas. Pas mus yra Klaipėdoj geoterminė elektrinė, girdėjau šitą. Naudojama šiluma Klaipėdoj. Kažkiek truputėlį kompensuojama iš tos geoterminės energijos, tai žiūrėkite, jeigu mes vandenį išgaunam 40 laipsnių, o negauname, kaip, pavyzdžiui, kokiam Kaune iš Nemuno, kuris yra 2-3 laipsniai šilumos, tai kurį lengviau, kur energijos mažiau mums reikės? Ar tą sušildyti, kur 2-3 laipsniai, ar tą, kur 40? Elementaru. Tai man atrodo, kad pinigų taupimas. Tai visą tą vakarų Lietuvą galima ir Suvalkiją, manau, puikiai didieji, kurie miestai, tai galima būtų investuoti pinigus ir būtent tą padaryti. Vieną kartą tą gręžinį juk darai, kaip sakoma, po kol kas. Ir naudoji tą šilumą. Manau, kad atsipirktų, negu mokėti, kaip sakoma, už sienos lėšas tam tikras. Čia, aišku, pamastymui. Čia kaip norite galvokite. Kas toliau? Kaip įspręsta pati dar problema, tai su vėju. Tradicinis dalykas uždari kiemai. Uždari kiemai visur. Tai reiškia, kad iš visų pusių būtų būtent uždaras kiemas. Kad tas vėjas visą laiką. Kad vėjas visą laiką tau į vidų nepūstų. Kas toliau? Kad tavo tam kieme, kiekvieno iš šitų pastatų kieme, kad būtų kažkokia žalioji erdvė nedidelė, žaidimo, arba, pavyzdžiui, vaikų žaidimo aikštelė, ar kas, kad galėtų žmogus pasižiūri per laikrodį, per langą ir pamatai, kad, mano vaikai žaidžia, man niekur nereikia išleisti kažkur kitur, viskas čia vietoj. Kitas dalykas, kaip su šviesa, iš karto sakysite, kokios problemos susidarė su šviesa. Tai reikia pirmiausia tokį dalyką, kad pagal sprendimą, mūsų tokį numatymą, kad iš pradžių turėtų būti tie žemaukščiai pastatai, tada truputėlį suintensyvinti, paaukštinti ir tada, aišku, daugiaaukščiai taptų čia. Bet tai daugiaaukščiai islandiškai, aš taip įvardinu, iki 4 aukštų. Viskas. Nes, jeigu per aukštai, pavyzdžiui, kokį ten dangoraižį, kur yra ypač vėjingos sąlygos, tai jūs suprantate, kad iš karto pirma problema vėjas, tai jis pradės, judėjimas. Antra problema, kaip pas mus yra, net ir, pavyzdžiui, Vilniuje, tie ant šlaitų sugadina vizualinį tą vaizdą. Kaip sakom, kaip mes išjuokauju kartais išmušti dantis. Tie pastatai pas mus tai yra ant tų šlaitų, kaip pastatyti daugiaaukščiai. Tai yra išmuštas dantis būtent miestui. Viskas.
O kad jį tikrai galima pastatyti ar pačiam slėnyje, tikrai yra daug visi turėtų puikiai galima buvo naudotis ir tom ekspertų nuomonė, yra tai jau nuo seno, tai žinoma ir turi būti daroma ir viskas. Bet kažkodėl pas mus dar kai kurie kažkokie interesai nugali tuos dalykus ir taip neatsitinka, taip nebūna padaryta ir pastato vėl, kaip sakoma, išmuštą dantį naują. Tai vėl problema. Ir kas toliau? Ir labai susidūrė, ką mes patys pastebėjome, ką aš pats pastebėjau, kaip gyvendamas Reikjavike, kad jie neturi pasilinksminimo zonos. Tai nėra tos vietos, kur, pavyzdžiui, žmogus, jeigu nori pailsėti, jeigu žmogus nori būtent pasiekti kažką, pagulėti, įsimaudyti kur karštą ir panašiai, tai jis eina į tokį paprastą maudymosi baseiną ir daugiau nieko. Arba jis tada paima ir skrenda į Kanarus. Čia tikrai per tos dalykus, tai Islandai, aš nežinau, aš jau susidūriau, kiek pažinau žmonių, tai jie kažkokius 3 mėnesius po savaitę į Kanarus. Jie negali kitaip, viskas, sakė, reikia pailsėti. Tai kad šitą problemą įspręsti, tai jeigu mes ant to kalno dar nepaminėjau, yra Perland kompleksas, tai jis yra, kur geoterminis vanduo yra gręžiniai padaryti ir traukiamas geoterminis vanduo. Visas Reikjavikas aprūpinimas būtent geoterminiu vandeniu. Reiškia, jokių dujų nereikia, nieko nereikia, mes viską patys, viską tas Reikjavikas pats gali pasakyti. Karštas vanduo ateina ir ateina šildymas tau nemokamas beveik. Ten elementariai susimokė už tą infrastruktūrą. Ir dėl to tą vandenį nusprendėme, kad galime panaudoti ir padaryti tą vadinamą žiemos arba šaltai paplūdimį. Tai yra su gaubtu kažkokiu stikliniu paplūdimys prie jūros. Ir kaip šitas buvo pasiūlymas padarytas, tai savivaldybė iš karto, gerai idėja, tik pateikė. Ir ką jūs galvojate, tai po kokios, nežinau, po gal kokio pusmečio prasidėjo statybos, mes iš karto visi sudomėjome, ir studentai, ir visi išsudomėjome, kas čia darosi prie to Islandijos universitetas. Islandijos universitetas būtent yra va šitoje vietoje. Kas va šitoje vietoje daroma? Pasirodo, jie pradėjo kasti ir jau tą baseiną daryti. Aišku, be jokių ten tų gaubtų, be nieko, bet tą geoterminį vandenį sako, tai mes panaudot norime, va čia tas pliažas. Ir viskas. Tai vienas populiariausių dabar, kaip dar pasižiūriu, tai vienas populiariausių Reikjaviko vietų, kur nemokamai gali įsimaudyti ir vis laik karštas vanduo. Įsivaizduokite, tu eini lauke temperatūra, taip sakykime, kokia -5, -8, eini maudytis į karštą vidurį, atsiprašau, tokia baseinas, kuriame vis laik kokie 20-25 laipsniai temperatūros. Tai vis laik norisi to. Tai va, tai dabar gal tada iš karto reikia gal ir apibendrinti tai. Tie pastatai, kur mes centrinėje vietoje suformuoti tą vadinamą verslo centrą su priemaišom visokiom valstybės suformuotų, galėtų leisti pasiekti Reikjavikui kažkokį naują lygį verslo, nes pavyzdžiui, ne kiekvienas žino, kaip iki tos krizės, paskui vėl po krizės vėl pradėjo tie bankai Islandijos, beveik apie trečdalis Europos, pavyzdžiui, ne kokios Didžiosios Britanijos, tai trečdalis žmonių laikė savo santaupas Islandijos bankuose, paskui sudegė ir dabar vėl pradėjo laikyti, nes vėl visi atkurti jie, normaliai viskas vyksta. Tai vėl, kad būtų tas vystymas finansų naujos, kaip sakoma, vietos, tai jiems reikia būtinai tų patalpų. Tai vėl čia yra vieta, kur gali būti tai įkurta. Kitas dalykas, kad iškelti tas arterijas iš rajono iš viso, kad jų nematytų ir, kaip sakoma, ne kiekvienas. Tas principas, žinote, kaip sako angliškai, not in my backyard. Tai, žodžiu, ne prie manęs, kad būtų tas visas transportas. Aš tikrai ne vienas žmogus nenorės atsidaryti langą ir pamatyti Geležinio Vilko gatvės prie savo langų, kad kažkas važinėja. Nieks nenorės. Norės ramios gatvelės, kuri ten nieks beveik nevažinėja, nieks beveik nevyksta. Aš taip sakau. Ramybės. Kas daugiau norės, tai galės ten, kur centrinis tas rajonas, bet kur pėsčiųjų daugiau. Tai vėl tas problema išsprendžiama. Toliau žaliųjų plotų tas juostas, tai aišku, kad reikia pagyvinti jas ir suformuojant tą infrastruktūrą ir kad tos patys tie žalieji plotai nebūtų labai dideli. Jie turi būti, kaip sakoma, tau, kad būtų malonu ateiti, papietauti ten per darbo, pavyzdžiui, pertrauką ir panašiai. Daugiau, kaip sakoma, kad būti ilgai, tai ta pagrindinė juosta jau yra. Ir kitas, aišku, kad sujungiant tą patį centrinį rajoną su
užmiesčių tiesioginių, kad išimti iš viso likusio rajono, iš Reikjaviko tą transporto dalis. Ir tada aišku, kad padaryti taip miesto struktūrą, kad galėtų žmogus pasiekti viską pėstute arba dviračiu. Kad būtų jam patogu. Nu, jam viską sudaryti, kad jam būtų patogu. Ir kuo labiau nepatogu būtų naudotis tą privačią mašiną. Ir aišku, kad atsižvelgti reikia būtent į tas vėjo sąlygas ir saulės kritimo kampą, kad jis gautų tos saulės spindulių ir kad gautų to vadinamo vėjo greičio. Kad tas vėjas pakiltų virš, ar kad nebūtų tų nesuskaidytų erdvių. Va, tai čia yra apibendrinimas, taip ir buvo matyti, tai gal turite dar klausimų, man atrodo, ar neturite? O tai yra dabar padaryta, ar kaip bus daroma? Tai dabar taip, dėl finansinės krizės, vargu artimiausių laikų, bet principas yra tai, šitas projektas dalyvavo tam konkurse, užėmė paskatinamąją premiją, laimėjo švedų architektų projektas, kad jie irgi viską keturkampiais tokiais darė, bet irgi uždaras kiemas, bet jie dar pridūrė tokius dalykus, kad patys pastatai turi būti su viršuje su žaliosiom erdvėm, pirmas. Antras dalykas, kad tą geoterminį vandenį naudoti viskam ir aplinkui apšildyti, ir kad žolytė augtų, kad kaip šildai, tai žolytė auga automatiškai net ir prie minuso. Prie mūsų galite pasižiūrėti šilumos trasų, kaip jinai puikiai auga. Toliau viską suskaidyti va tokiam, nu kaip tas grinai tokiam išilginiam, kaip koks Manhattanas. Tu žinote, tokias pailgom formom ir viskas. Bet tų gatvių būtent nenukreipti į tiesiogiai į ten, kur vėjas vyraujantis pučia ir viskas. Tai tokia jų buvo pasiūlymas ir palikti tą aišku kalną ir tą šlapynę nejudamą ir ten suoliukų pristatyti kaip parkus, viskas. Tai pagrindinis. Bet šiaip tai realiai tai prieštarauja gamtinio to karkaso principui, kai žinote, kad vis tiek net ir miestuose tos žaliosios zonos nors truputėlį turi kažkaip jungtis. Kad kaip sakoma, migracija ir viskas galėtų vykti. Tai tokia esmė, nors kažkiek išlaikant. Tai va, bet dar kitas aspektas, kad miestui išlaikyti žaliuosius plotus labai stipriai kainuoja. Ir kuo, kaip sakoma, daugiau žaliųjų plotų, tai tuo matyt miestas turtingesnis. Tai nereikia taip verkti dėl Vilniaus ar Kauno ar mūsų Lietuvos miestų, kad taip pas mus dar blogai. Tai va, tai toks nukrypimas. Kas dar? Dar turi klausimą? Jo, aš. Na. Aš norėjau paklausti, kaip jie kompensuoja tą šviesos trūkumą? Šviesios spalvos, daug elektrų, žinokite, aš taip sakysiu, tokios užsigrūdinančios tautos tai dar gyvenime nemačiau. Pirmas, kaip teko pačiam kaip apsigyventi viskas, tai pirmą galvoju, po kelionės reikia įsimaudyti. Nuėjau į dušą, pasileidžiu supūvusi kiaušinių kvapas. Išlėkiau, galvoju, kas čia, žodžiu, pas mane kvapas ir toks, kad aš galvoju, kas čia darosi. Paklausiu tos savininkės, kas čia darosi, sako, tai čia mes nejaučiame, čia mums jau atrofavosi genetiškai, mes nejaučiame, sako, čia yra normalu, nes geoterminis vandenis mes naudojame, o jie smirda kuo, supūvusiais kiaušiniais, kituo dalyku. Kita šviesa, dirbtinė... Jo, dirbtinė šviesa. Labai visur dirbtinė šviesa, visur, kur įmanoma. Ir kitas, man atrodo, pačios islandų tautos pozityvizmas. Jie visur problemos didelės nemato, kaip sako, nepavyko, tai pavyks kažkada ateityje. O kaip lietuvis daro, nepavyko, tai viskas, šakės, gyvenimas baigtas. Tada visas susirūstinės nueina, ryte grįžta ir vėl tada pernuoja visą darbą, bet aišku, vėl visą laiką susiraukęs. Tada kažkoks pasisekė, gerai, viskas. Ir tada vėl kažkas nepavyksta, vėl visą dieną sugadinta iš karto. Tai va, kas dar? Aš turiu klausimą. Čia kaip jūs sakėt, tokį pavyzdį, kad vienam lape šitam, ar ne, šito projekto, kaip ir jeigu gyvena žmogus, tai jam darbą nereikia važinėti, ar ne? Taip. Šalia. Taip. Tai aš įsivaizduoju, kad turėtų būti labai mobili gyvenimo vieta, nes darbas vis tiek keičiasi. Principas yra to, kuo kompaktiškiau tu padarai patį miestą, kompaktiškiau, tai tuo geriau tau. Pavyzdžiui, žmonės dažniausiai matyti centre gyvens automatiškai tie, kurie turės didesnės pajamas, pirmas. Reiškia, jie dirbs tokiose įstaigose, kurios jau vargu ar bus ten užmiestyje, kurios yra, tai ten visokios ten
kur aptarnavimo, logistikos, jau vargu. Tai ar kokiose pramonė įmonėse, jau daugiau dirbs visokiose paslaugų įmonėse, arba aukštųjų technologijų, kurios, aišku, įsikurs šitose pastatuose. Bet vis tiek įmonė įsikūrė ir neturi darbuotojų. Nu, tarkim, taip. Vilniuje, ar ne? Dabar įkurk įmonę kokiose Lazdynuose, tiek visi darbuotojai nebus iš Lazdynų. Ne, tai aišku. Tai mes įsprendėm, sakau, problemą tokiu, kad tu sėdi, žodžiu, į mašiną, privažiuoji prie tokios ten kažkokios vietos, kur ten yra palikimas tų, kažkoks centras, kur tai aikštelės daugiau aukščios padarytos, sėdi nemokamą viešai transportą ir davažiuoji iki tos vietos. Ir viskas. Ir įsprendi. Įsivaizduokite, kur geriau, ar 100 mašinų, ar 1 autobusas kelyje. Ne, nes mes Vilniuje taip matome, visi važiuoja po vieną, sėdi ir šypsosi kiekvienas. Atsiprašau, bet tai taip yra. Tai visuomeninis transportas dabar faktiškai visam pasaulyje jau užkariauja ir turi užkariauti. Taip. Kito sprendimų nebus. O dabar dėl darbo vietų ir gyvenamųjų vietų tarpusavio ryšių, tai čia yra problema sudėtinga. Aš šiek tiek savo pranešime irgi tai liesiu, čia priklauso nuo gyventojų skaičiaus miesto. Teisingai, aišku, negalima vertinti teisingai. Ir praėjo irgi labai daug etapų. Jeigu pasižiūrėtume, tai senoviniai miestai, tai jie buvo integruotos struktūros, pati, sakykime, centrinė aikštė, amatininkas, čia pat parduotuvė, čia jis gyvendavo, tai čia aukštai jo ten sandėliai ir panašiai būdavo. Taip, viskas susėt, viskas. Ir jis svarbiausia niekur neužima. Ir niekur neužima. Dėl to tos posesijos tokios siaubos būdavo brangus tie sklypai. Taip. Paskui atsirado, sakykime, pramoninė revoliucija, 20 amžiaus pradžia, ypatingai Anglijos miestai. Statėsi didelės pramonės įmonės, reikėjo darbo jėgos, darbo jėgai reikėjo gyvenamųjų rajonų didelių. Ir atsirado pramoninės teritorijos, gyvenamosios ir vieną kitą dengė. Ir paskui pokario laikotarpiais paseno technologijos, tos pramoninės rajonos tapo bėda, miesto beveik centrinėse dalyse, stovi, sugriuvusios ir panašiai ką daryti, vėlgi buvo problemos sprendžiama, čia galima daug šnekėti. Bet dabar, paskui vėlgi, 33 metai Atėnų chartija buvo priimtas sprendimas griežto funkcinio zonavimo. Taip, monofunkcija. Kad išvengti tuos dalykus, reiškia griežtai funkcionuoti. Va tie miestai, va mūsų pokario, Lazdynai, visi, Žirmūnai, visi. Pagal monofunkcinį zonavimą. Monofunkcinį zonavimą. Ką mes dabar turime atskirti? Rajonai, miegamieji rajonai. Ir paskui ta švitokilinė migracija, kaip ir, reiškia, pranešėjas sakė, iš ryto į vieną pusę, po darbo į kitą pusę. Netolygus transporto apkrovimai ir taip toliau, reiškia. Dabar vėlgi yra integruota miesto planinė struktūra, bet jinai daugiausia pasiteisina kažkur tai apie 500 000 gyventojų miestui pasiekti, nes tada jau galima, nes ir jūsų klausimas yra labai protingas, dėl to, kad kaip mes numatysime gyvenamasis vietas arba darbo vietas, jos kinta. Taip. Galų gale žmonės atvažiuoja ir nauji, ir gimsta, jie įsigyja profesijas ir negali užtikrinti čia pat vietoj tos profesijos žmogui. Bet sudaryti sąlygas pabandyti gali. Taip, bet aišku. Darbo vieta, įkuriant, kai būna bendrabučiai, ar ne, kur visi darbuotojai. Bet dabar, matot, pasikeitė darbo vietų struktūra. Jeigu pirma anksčiau apie 60 galbūt ir daugiau procentų tai buvo gamybinės, pramoninės, o dabar paslaugos. 70, kad reikia 80% gali būti aptarnavimas. O tos darbo vietos jos yra mobilios, jos čia vietoj. Ir plus internetinės paslaugos. Mes viską dabar galime sėdėti namuose ir dirbti.